Sveiki visi. Kągi, turim šiandien vėjelį, gūsiuota, nėra baisiai didelis, bet gūsiai atsiranda. Tai va kokie parodymai. Kilovatas jau buvo. Iš karto atsiprašau už garsą dėl to, kad mano mikrofonas, kur šnekėdavau, nutrūko viena ausinė ir dabar įrašo tik tais į vieną pusę garsą, kaip sakant. Buvo net ir virš 2 kW. Tada vėjas buvo gūsis 10 metrų. Kažkas tokio. Toj sulauksim, gal dar gūsiukas bus. Ne, 5 metrai vėjas, 600 W. Na, dar didesnio gūsiuko laukiam. 5,5 metro, 700. Vėl rimsta. Na, kaip ir sakiau, kaip deklaruota buvo 1,2, 1,5 prie 10 metrų, tai prie 10 metrų išdavė ir virš 2 kW. Taigi visi lūkesčiai, kaip sakant, pasiteisina, viskas veikia kuo geriausiai. Na, būtų įdomu sulaukti 8, kokių 10 metrų gūsiuko. Rodo lyg 6 vakare gūsiai bus didesni iki 10-12, tai va, gal kažką pataikysim. Na, bet faktas tas, kad veikia puikiai. Na, laukiam kitų video, kaip sakant, kad būtų didesnis vėjas.